Man būti tėčiu yra visiškas stebuklas. Aš supratau, kad tai bus kažkoks vienoks ar kitoks palikimas manęs. Tai yra ir iššūkis, bet yra ir džiaugsmas. Kai žiūri į vaiką, matai jame labai daug vienu metu, ne tik tai dabartį, bet ir ateitį, kažkiek praeities, kažkiek to, ką praradai. Daug atsakomybės, daug reikalų, daug rūpesčių, bet dar daugiau džiaugsmo, meilės ir iš tiesų ir pilnatvės. Laikas prieš vaiką atrodo vakar buvęs. Ir tiek daug reikia iš tiesų ir pamiršti dalykų, ir pramogų. Prieš vaikus buvau visiškas reiveris. Parai su draugais, buvo daug futbolo. Tiesiog buvau labai aktyvus ir daug sportuodavau. Vaikai visą laiką buvo aplink mane, tiek sporto būreliuose, irklavimas, tiek darželio veikla, dirbau darželyje. Kai žinau, kad būsiu tėtis, man atrodo, mane apėmė labai daug keistų baimės jausmų. Toks jautiesi, kad viskas, tavo gyvenimas kažkaip griūna, tavo vyriškumas dingsta, tavo draugai dingsta, tavo laikas dingsta, kas čia dabar bus, ar aš čia būsiu reikalingas. Gal dabar turėsi gražaus laiko, gražus laisvalaikį, o tam tiesiog nėra kada ir nustembi. Kaip pasirūpinti dabar tuo, kada reiks rūbų, kada reiks keisti lovą, kada reiks važiuoti į Gariūnus. Iš tikrųjų, tai labai daug baimės ateina tuo metu ir tu dylini ją pats su savim. Tu kaip senovėje eini į olą, tu vienas išsirėki, tu vienas paverki ir tu grįžti vėl padėti žmonai. Vaikų norėjau labai anksti. Na, bet gyvenimas yra gyvenimas. Po vestuvių net 1,5 metų bandėme ir nebūtinai viskas iš karto taip lengvai gaunasi, bet kai pavyko, tai labai džiaugiamės šiuo stebuklu. Įvyko pirmas persileidimas, tada antras persileidimas. Buvo be galo skaudu, kai pirmą kartą praradom vaiką, antrą kartą buvo dar skaudžiau, bet trečią kartą viskas susiklostė visai neblogai ir dabar turim sveiką, judrų, šnekantį beveik berniuką. Buvo nėštumo testas ir jinai tiesiog pranešė, aš kaip tik dar dirbau, tai irgi pilna ašarų. Po gimdymo aš dar nuvažiavau į darbą, sutvarkiau reikalus, suplanavau bent kelias savaitės darbų ir tada išvažiavau ilsėtis jau tą mėnesį. Kaip ilsėtis, būt su šeima. Visam gyvenimui išliko vien tik tai tas patyrimas, kada vaiką tik gimusi padėjo ant stalo ir maždaug turėkis. Palietė, jisai reaguoja ir jau nuo to prasidėjo tasai ryšys ir kad jisai jau pilnai bendrauja ir atsako į tave nuo kelių mėnesių, tai irgi buvo nustebimas. Kai vyksta tas bum, kai kažkas pradeda rėkt palatui, nežinau, tada man iki dabar viskas eina šiurpais, nes to jausmo neina perteikti. Lengvai geriausias jausmas gyvenime ir nepavyko nieko tokio artimo dar surasti. Kai tik gimė Jokūbas, kasdienybės nebuvo. Ne veltui knygos rašo, kad pirmas 2 savaitės yra, nežinau, ar galiu reikšti angliškai, bet survival mode. Tu iš tikrųjų bandai tiesiog išgyventi tą laikotarpį, daug verksmo, daug pykčių, nuovargis, kartais netgi tai iššaukia tokius visiškai neracionalius pykčius šeimoje. Kitą dieną atsibundi, supratai, kad buvo didžiausia nesąmonė. Aš negaliu jo krūtim pamaitinti naktį atsikėlęs, aš galiu pampersą pakeisti, jokių problemų, aš galiu patirti, kaip ant manęs įsioja naktį ir šiek tiek nustebti. Kai žmona negalėjo maitinti, man atsivėrė visos galimybės būti tuo tėčiu, kuris gali viską daryti kartu, nes nuo 2 mėnesių su pirma dukra pakeičiau savo gyvenimą, išėjau iš visų darbų, pardaviau visas prodiuserinės kompanijos akcijas ir nusprendžiau, kad viskas čia pasikeičia, viskas. Neperleidžiami mėnesiai pasirinkom, kad tai žmona, tai gavosi, kad jinai 4 mėnesius nepertraukiamus skyrė vaikui ir po 4 mėnesių grįžo į darbą. Po 4 mėnesių aš atėjau namo, kadangi žmona turi galimybę dirbti iš namų, tai maitino ilgą laiką iki metų laiko pati dirbdama. Aš visą dieną būnu su vaiku, žaidžiu, migdau, o pamaitinti prinešu mamai, pamaitina ir vėl toliau keliauju užsiimti su vaiku. Yra momentų, kur atrodo, tu darai viską gal ir teisingai, taip kaip reikėtų ir ant tavęs vis tiek pyksta, arba galbūt kartais išsprūsta koks keiksmažodis ir girdėjau, kaip kartoja ir tada, hei, na ką,
pridariau jau. Aš suprantu, kad aš tikrai padarysiu klaidų. Aš nesu meistras šito dalyko. Būna nuovargis aplanko, būna kartais norisi tiesiog paimti pasidėti telefoną, nes, norisi pabėgti nuo visko, išvažiuoti į mišką, pabūti gamtoje. Yra momentų, kai aš, pratrūkstu, kai man kažkur dingsta mano kantrybė, bet turbūt, nėra tobulų tėvų ir jų negali būti, nes tobulas tėtis tai yra netikras tėtis. Mokytojaudamas mokiniams turėjau nemažai patirties ir galvojau, čia būsiu ir edukatorius vaikui ir daug laiko norėsiu praleisti su juo. Atsiradus vaikui atsitiko gal atvirkščiai ir dabar kone kasdien jaučiuosi dėkingas, kad žmona turi iš kažkur tokios vidinės kantrybės. Mama ir tėtis, jie abudu veikia kaip komanda. Ir ta komanda turi semtis patirties iš kitų šeimų, iš tų pačių Facebooko grupių. Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu. Su mama mes turim sistemą, jeigu kažkas negerai daro, tai gali būti irgi tiesiog frustracija kažkokia tam tikru atveju. Kitas pasako, kad biški, chill, čia nesąmonės jau darai. Tėtis gali daryti viską, ką daro mama, jeigu mama nemaitina. Jeigu mama maitina, tada tėtis daro viską, ką sako mama, bet stengiasi tam ryšyje būti. Aš labai turėjau daug lūkesčių, koks aš būsiu tėtis, kadangi užaugau tokioj standartiniai lietuviškoj šeimoje, kai tėvai išsiskyrė labai anksti, tai aš nežinau, ką reiškia būti tėčiu. Aš nežinau, ką reiškia turėti tėtį. Mano ir mano tėčio ryšys ne visada buvo tobulas, tačiau tėtis stengiasi tikrai nemažai. Negaliu pasakyti, kaip buvo, nes po to tėvai išsiskyrė, tai kažkada tas bendravimas mūsų gal šiek tiek ir nutolo. Auginau savo brolį nuo mažų dienų ir kažkaip man labai patiko ir supratau, kad taip palieku labai didžiulį pėdsaką. Todėl, kai sužinau, kad būsiu tėtis, tie lūkesčiai dar labiau iškilo ir stengiausi padaryti maksimumą, kad turėčiau tą tokį didelį tėčio vardą. Tėčiu būti yra labai lengva. Vieną naktį. Ir po 9 mėnesių tu tėtis. Bet kad tu būtum tėveliu, va čia reikia įdėti daug darbo. Ne tik maloniuose dalykuose gimsta tas ryšys ir ryšys yra tikras ne tada, kai vaikas ateina ir sako, va, mane tėtis tik tai mėto ir mes tik žaidžiam. Ne, mane tėtis ir migdo, mane tėtis ir plaukus iššukuoja, mane tėtis ir į ligoninę nuveža. Tai aš sakau, kad tiesiog reiktų dalintis, nes ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais, žaidžiant. Dabar vaikas, kai pamato kažką, ko, sakykime, dar nėra matęs, ir rodo pirštų į tą dalyką. Tai yra labai faina tiesiog. Ir šiaip labai laukiu iš tiesų dar vieną dalyką, tai kai ateis kodėl fazė. Dėl to, kad bus puikiai proga sužinoti, kiek aš daug nežinau. Mes taip ir sukuriam tą ryšį, arba stipriai apkabini, stipriai prispaudi prie savęs, vaikui tai labai patinka, iškart nusiramina, tai turim tokių niuansų, žaidimų kažkokių, kas yra tik tai mūsų. Pastebėjau, kokį didžiulį progresą daro, kai aš jam atsakau ir tada duodu jam laiko atsakyti pačiam, tai jau praktiškai turim kažkokius tai pokalbius, kur nieks nesupranta apie ką jie. Aš kiekvieną vakarą einu pas kiekvieną į lovą, paskaitau su jo knygą, nors jau ir dideli, pabūnu, kol užmiega ir einu pas kitą. Ir man tai užtrunka apie 2 valandas per dieną, bet tas pokalbis lovoje apie dienos įvykius su kiekvienu vaiku meilė nesidalina, dauginasi ir žinai, ir dabar aš 3 daugiau jos turiu. Tai... Pastebėjau, kiek tai slidu ir kaip lengva yra nedalyvauti tam procese. Būna neretai, kad nusivili tuo, kad neturi pakankamai jėgų ar laiko, ar paprasčiausiai noro kartu kažką daryti. Arba jeigu visgi prioritizuoji save, tai labai lengva tada sugriūti ir santykiam, ir pasitikėjimui, ir šeimai. Kai turi tai mintyse, kad turėtum prioritizuoti, kad laiku pavyksta pastebėti ir kažką pakeisti. Aišku, tada bandau kompensuoti kažkokiom veiklom ir žaidimais, ir sugalvojimais, bet iš tiesų tai buvo man netikėta, kad skyrėsi tas įsivaizdavimas nuo realybės.
Pakilom, viskas, pakilom. Ne, nesileidžiam. Keista ir juokinga yra žiūrėti į nuotraukas, kurias padarytos vaiko prieš dieną, prieš 2, į nostalgiškai, kaip į, ir sakau, kas čia per jausmas dabarties nostalgija. Matai momentą po momento, kurių ir laukiai, ir su jais susidūręs. Viena vertus labai greit nuo jų pavargsti, kita vertus žinai, kad tuo jie baigsis ir kažkaip turėtum kitaip vertinti, geriau, kažkaip turėtum įsijausti. Kartais tai pavyksta, kartais ne, kartais tiesiog iš nuovargio ir nepajauti to malonumo. Aš norėčiau, kad kuo daugiau pasimėgautų tuo dalyku, nes truputį staptelt, pabūt, čia kiekvienam tėčiui ir moteriai sveika, nes toje pauzėje tiesiog net smegenis pradeda veikti kitaip. Man tai yra laimė ir mano gyvenimo įprasminimas. Nors sako, kad negali būti vaikai kaip tavo gyvenimo prasmė, bet šiame etape man tai yra prasmė ir aš manau, kad kai jie užaugs, aš susirasiu kitą prasmę, bet dabar gyvenu šią. Iki saulės, nuo šiandien iki saulės, iki mėnulio, iki kosmoso ir tada iki šiandien. O aš tada taip. Visuomenė tikisi iš tėčio, kad jis neis tėvystės atostogų. Bent jau tuo metu taip atrodė prieš 13 metų, nes aš išėjau ir aš buvau vienas. Aš realiai visur buvau kviečiamas, nes kažkokia, wow, tėtis išėjo tėvystės atostogų. Kažkoks absurdas, man atrodė, tai viskas paprasta, kodėl žmonės tai nedaro. Tai aš džiaugiausi. Aš skraidžiau, aš visur buvau vienas, aš einu į seminarus su mamytėm, aš visą laiką vienas, aš pasitempęs, mamytės pasitempę, man buvo fantastiška. Aš manau, kad dabartinė tvarka su tais neperleidžiamais mėnesiais, jinai pastumėjo tėčius išeiti iš komforto zonos ir priimti sprendimą tada, kada jiem yra patogu, ar kada vaikas yra labai mažas, ar kada jis jau turi 1,5 metų. Daug tėvų save atranda ir aš manau, kad turėdami 2, 3 ar kitą vaiką, jie turės daugiau drąsos net išeiti ir į tėvystės atostogos ilgesniam laikui. Aš matau didelį pokytį. Tai aš nežinau, ar tai eina labai dideliais žingsniais, ar tai eina mažais, bet kai eina į priekį, aš negaliu skustis. Tai aš susitinku tėčius parke, aš susitinku tėčius seminaruose, aš susitinku tėčius vaikų renginiuose ir jų yra daug. Tai viskas eina geryn, ar galėtume greičiau? Visada. Bet pasidžiaugim, kad nors ir taip einam. Kitas dalykas, kada mes turėsim algas tokias tėvystės atostogose, tas išmokas, kurios leis tėčiui bet kokiam darbe būnant išeiti ir pasimėgauti, o ne po to galvoti, iš kur gauti duonai pinigų, o tada irgi gal keisis. Būtų turbūt visai naudinga tam tikra sistema, kuri siekia padėti abiem tėvam visų pirma. O tėčiams yra, manau, privalu, taip kaip mamos daro, bendrauti su kitais tėčiais, su kitom mamom, semtis patirties ir padaryti tai kaip norma. Turbūt būna momentų, ar ne, irgi tėtis neįsitraukęs, bet gal mama ir nepabando jo įtraukti. Mamytės užpildykit apklausą, mamytės ateikit į būrelį, joga mamytėm, dar kažkas mamytėm ir tėtis lieka toks kaip, maždaug ką tu čia darai. Netgi knygos, kurios rašo apie vaiko auginimą, dažniausiai kreipiasi į skaitytoją kaip į mamą. Tai aš skaitau knygą ir ten buvau mama ilgą laiką vienoje ar kitoje knygoje. Nenoriu sumenkinti ar dar kažkaip sužeminti mamos rolės. Jis yra be galo sudėtinga, netgi biologiškai mama yra tikrai kur kas daugiau atiduoda. Bet jeigu mes norim, kad ir tėčiai daugiau įsitrauktų ir būtų ramstis šeimoje, tai mes turim ir tą tėčio rolę kažkaip šiek tiek sunormalizuoti. Buteliukas, šauktukas. Gaidys, arklys. Tiems tėvams, kurie norėtų įsitraukti, bet galbūt nežino kaip, bijo, jaudinasi, tai aš pasakyčiau, kad tai normalu. Ir aš jaudinausi. Jau vien noras, jau vien galvojimas, kad tu kažko nori, jau yra didelis žingsnis, o po to tik tai kažkokie maži spyriai užpakalį. Tėčiam tai palinkėčiau drąsos tiesiog įsispirti savo ir eiti, imti vaiką ir daryti, judėti, išeiti iš namų, o mamom palinkėčiau pasitikėjimo tėčiais. Jeigu tėtis nežino, kaip įsitraukti į gyvenimą, tai geriausias variantas pirminis yra paklausti mamos, kaip galiu padėti. Ar reikia tau palaikyti vaiką, gal tau reikia kavos padaryti, gal nori pailsėti valandai. Labai paprasta. Čia yra minimalaus įsitraukimo lygis, bet tai yra jau gera pradžia. Klaus.
ką pastebėjau pats ir ką matau savo draugų rate, kad vyrai pradeda rodyti daugiau emocijų, ypač Lietuvoje, kai būna labiau įsitraukę į vaiko auginimą. Jeigu yra pojūtis, kad kažkas čia kaupėsi, tai nereiktų galvot, kad kažkas į tave kreivai žiūrės, jeigu tu iš tiesų kreipsies pas kažką, kas tavo galbūt padės išmokti tą išreikšti. Ir tik noriu pasakyti, kai tu išeisi, aplinkoje tu tikrai būsi daug geresnis žmogus ir jeigu apie save taip negalvosi, tai apie tave kiti taip galvos. Ir jeigu tau tai svarbu, tu išeik, pradėk ir... Kai tėvai yra įsitraukę į vaiko auginimą, taip pat ne tik, kad ir tėvai, bet ir pats vaikas yra kur kas stabilesnis. Daug per vaikus mes išmokstam, žinai, kada tu eidamas vėl pasižiūrėsi į debesį ir sakysi, pažiūrėk dramblys, žinai. Gyventi nebūnant tėčiu, manau, būtų tiesiog tas gyvenimas netoks įdomus. Oi, tėvystė, aišku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti. Vienas turbūt iš svarbesnių dalykų, tai tas mąstymas jau šiek tiek ir į ateitį. Anksčiau buvo didžiulė nelygybė tarp vyro ir moters, tiek atlyginimo atžvilgių, tiek šiaip, ką moteris turi daryti namuose. Tai viena iš tų užduočių, manau, ir buvo, kad mama privalo auginti vaiką, daryti valgyti, tvarkytis ir visą kitą. Šiais laikais tai labai keičiasi, pagaliau. Ir mama yra kur kas daugiau, moteris yra kur kas daugiau, o vyras taip pat pagaliau turi daugiau atsakomybių, ne tik uždirbti pinigus.